Antroje prizo rungtyje laimėtas obuolys neišgelbėjo lietuvių. Estams, laimėjus pirmąją Robinzono rungtį ir taip įgavus teisę spręsti kam, lietuviam ar latviam eiti į salos tarybą, matyt tik likimas išgelbėjo mūsiškius. Na, o latviai išsiuntė namo šviesia plaukę Baibą. Ji tapo pirmuoju Robinzonu išbalsuotų salos taryboje. Netrukus visų laukia prizo rungtis ir labai svarbi lietuviams Robinzono rungtis. Nes estams turint neliečiamumo teisę, mūsiškiams žūtbūt reikia laimėti. Kitaip, būtent jiems teks pirmą kartą eiti į salos tarybą ir ten išsiųsti vieną savo žaidėją namo. 6 diena. Vaikų labai pasiilgau, nes man prieš išvažiuojant žmona davė maikutę su nuotraukom, 3 nuotraukom, tai yra savo atvaizdo ir 2 berniukų. Tai aš jas neėmiau į salą tam, kad nedirgint savęs, nes jaučiasi tas pasiilgimas namų. Norėčiau normaliai nusiprausti. Ne dėl to, kad čia mes purvini esam, smirdantis ir panašiai, bet tiesiog tai yra būtina, aš skaitau žmogui, aišku, tos dantis išsivalyti, nusiskusti panašiai. Galiausiai savo lovos, nes išsimiegame čia gana normaliai, tas pasidarėm gultą, minkštą viską, bet lova, namai, namų šiluma. Galiausiai labai norėčiau lietuviškų gerų cepelinų, tai puikus maistas yra. Iš pradžių, pirmom dienom buvo krūva įspūdžių. Išlinu jau prasideda po truputį landžiot. Gal primta nostalgija, gal jau pripranti prie salos, o gal tiesiog ateina laikas. Jau sapnai tokie ateina apie namus. Aišku, nebuvau aš pamiršus, bet dar labiau taip širdį suspaudė, kad tikrytės tik šalia nėra. Kalbėjom mes apie vaikus, apie maitinimą, kiek ten krūtimą, daug kalbėjom apie vaikus, nes visi vaikuoti. Ir jeigu jau tokios kalbos prasideda, tai matyt, kad visiems truputėlį jau kirba. Po savaitės maždaug jau pradėjau šiek tiek taip ilgėtis, net sapnavau Lietuvą, kad jau mes Lietuvoje grįžę esam, jau pasilgau, taip. Mums tomēr bija 3 sievietes pret 2, un 2 ir no salas projām. Tā kā mēs pagaidām diezgan braši ar Jāni turamies. Kur pārāk daudz meitenes ir, tur tam princim var rasties šausmīgi daudz problēmas. Rezultātā to princi arī var pārmest bortam pāri bez liekas tur mingstināšanās. Tā kā tur var vajag to savu, neteikšu viltību, bet pieredzi ar to, ka pārāk daudz sagrābties arī nav izdevīgi, es domāju, taisnību šai ziņā, meiteņu ziņā. Es arī nezinu, ko Kristīna domā, par mums abiem konkrēti, ar kuru viņu labprātāk, piemēram, turpinātu spēli, ar kuru viņu izbalsotu. Nevar jau tā teikt, bet to uzvaru varbūt es gribētu atstāt tomēr puišu rokās. Ir tikai 2 varianti. Var jau būt kaut kas savādāk. Varbūt Jānim traucēs Andris un Andrim Jānis. Tagad mēs nezinām. Abi 2 labi. Gājieni ir 2 veseli. Veseli 2. Šāks. Kā es tā izdarīju? Nezinu. Kā es tā? Pareizi. Žadnis gubit frajeru. Sūdu būšana. Es esmu Andris Upenieks. Esmu no Ķeguma, man ir 27 gadi.
Strādāju Ilgas rajona policijā par tehniku kriminālistu. Manos pienākumos ietilpst izbraukšana uz notikumu vietām, to filmēšana, apskata un lietisko pierādījumu izņemšana. Daudz laika pavadu uz velosipēdu. Bieži nobraucu 100 un vairāk kilometrus dienā. Bet mans lielais hobijs ir fotografēšana. Fotografēju putnus, dzīvniekus, kukaiņus un ainavas. Es aizraujos ar mūsu senču vēsturi, man patīk senie ieroči, un Daugavpils pilskalns ir mana mīļākā vieta un mana personiskā svētvieta. Var jau būt, ka būs kašķis arī. Nevar jau zināt. Jānis, man tagad ir nopietnākais konkurents šī brīdī. Reizē bijam tīklu cilājam, reizē ķeram zivs ārā, reizē ņemam ķidājam, reizē viņus cepam, reizē ēdam. Principā visu daram reizē, protams, reizē mēs neejam uz toaletu un tādas lietas reizē nedaram. Bet principā vispārējais mums sanāk kopā draudzīgi un ļoti, ļoti jauki iet. Man saka, vienīgi tas sanitārais jautājums, jā. Mēs sākam pārklāties ar vairāk vai mazāk pumpām un cerēsim, ka lietas nolīs un viss būs kārtībā un mēs varēsim paskaloties saldūdenī. Jo tā ir tiešām plecu nolaiz un riktīgi sāls ir. Ugnė! Ugnė! Jo. Kažkaip širdis tuksent pradėjo. Iš pačio ryto staigmenos. Jo, aš neprabudus, jau jaučiu tokios žinios, jaučiu, kad kažkokios jos nelabai geros. Sveiki, Robinzonai, laukiu jūsų Robinzonų olimpiadų, išsirinkite geriausią šuolininką, tai aš suprantu į tolį. Metiką, tai mes kažką reikės ir bėgiką ant greičio. Sėkmės Vytautas. Nu tai ką, laukia rungtis kažkokia tai. Ja. Tai čia nėra blogai. Čia tai pasportuosim, viešate. Bet nėra tai blogai, kaip iš tikrųjų galvoju. Viskas normaliai. Gerai. Įdomu dėl prizo, tikriausiai gal kokį prizą, gal maistelio kokią gautume. Ne, gerai, ta žinutės yra sveika. Kas greičiau bėga, kas toliau meta. Nežinau bėgti, aš greitai liktai bėgu, bet tai ar geriausiai aš tai nežinau. Ne, ten bėgikas, metikas ir šuolininkas. Tai šuolis į tolį greičiausiai bus. O sakė, ir mama, atrodo, moka. Gerai, sakė, jeigu bus šuolis į tolį, tai sakė, aš galėčiau. Aš taip supratau, kad jinai gerai šoka. Bėgikas ir metikas. Nes aš tai šiaip šoku toli, bet aš paskui atgal bum ir nieka. taip kažkaip. Nu gal teks tau pailsėti šį kartą, gerai. Nu nežinau, nelabai aš norėčiau ilsėtis. Trečioji prizo rungtis tai mažoji, nors kita vertus gal ir didžioji Robinzonų salos olimpiada. Žaidėjų laukia įvairios varžybos, kurių metu jie galės atskleisti savo stipriasias savybės. Laimėtojų laukia intriguojanti problema, kuri iš dviejų labai skirtingų, bet patikėkit, tikrai labai šaunių prizų pasirinkti. Kągi, netrukus sužinosime, kaip viskas susiklostys. Trečioji prizo rungtis. Sveiki, Lietuvos Robinzonai! Smagu matyti jūs visus keturis čia trečiojoje prizo rungtyje. Bet kadangi Latvių liko tik 3, jūs dabar turite apsispręsti, kuris iš jūsų nedalyvaus varžybose, beje, tą patį padarys ir estų komanda. Na, o dabar apie rungtį. Vienam iš jūsų teks šokti į tolį, kitas bus priverstas tiesiog mesti sunkią kaladę kuo toliau,
Už pirmąją vietą 4 taškai, už antrąją 2, trečioji dėja negauna nieko. Daugiausiai taškų surinkusios komandos patenka į finalą ir ten trečiajam komandos nariui teks bėgte įveikti kliučių ruožą. Be abejo, nugalės greitesnis. Šios dienos prizas yra 4 tinkliukai nuo moskitų ir puikus, fantastiškas, tikras tinklas žuvims gaudyti. Kągi, sėkmės, na, o dabar galime uždegti olimpinę ugnį. Uzmanību, gatavību, starts! Ruošti. Dėmesio. Startas. 90 centimetrų. Valmis olla ja palun! Esi gatavs? Aiziet! Irmantai pasiruošęs? Pirmin. Reno, valmis? Ole hea, palun. No ma ei hakkagi mõõtma. Kõvasti üle. Ütleme 8 meetrit. Taigi Latvija 0 taškų, Estija 2 taškai, o Lietuva 4 taškai. Kita rungtis. Üks, kaks, kolm, start! Sveikinu, jūs laimėjote 3 prizo rungtį iš eilės. Jūs laimėjote Robinzonų salos olimpiadą. Sveikinu. Na ir štai prizas, dėl kurio kovojate ir kurį laimėjote. Kas atsiims? Moskitų tinkleliai nuo moskitų ir žvejybos tinklas. Ačiū, Vytautai. Jėga. Beje, aš turiu jums dar ką pasiūlyti. Jūs turite vieną prizą rankoje, jūs žinot, kas tai yra, bet jūs turite pasirinkimą. Jūs galite pasirinkti, jeigu jums jau atsibodo jūsų stovykla, smėlis, visą tai, kai jūs matote nuo ryto iki vakaro, jūs galite pasirinkti fantastišką kelionę upe
pas malajiečius, paragauti jų tikro vietinio maisto. Palaukit, bet tada jūs atitenka to ir tinklai atitenka Estijos komandai. Jūs gerai tada atiduokite. Jūs renkatės kelionę. Puiku. Puiku. Kągi, ačiū ir matomės. Iki. Ačiū! Varsti näeme! Tšauka! Čia jums nuo mūsų lietuvių Robinzono komandos dovana tokia maža, nedidelė kugnelė, taip, ringai. Man atrodo, mums čia bus kaip didžiausia lova. Paimti ką nors. Į turgų nuėjom pirkti žuvį, jau tas, kiek supratau, ten turgaus buvo pabaiga ir labai skubėjom, tai greitai tą žuvį pirkom ir kažkodėl, kai išėjom, visi labai juokėsi iš mūsų, tai mes tai pagalvom, kad gali mus durniukus apmulkina. Ir paskui, kai nuėjom pirkti saldumynų, ten tas dėdukas